Sveiki, aš Gintaras Steponavičius, dar žinomas kaip Baltasis riešas aikštelėje. Šiandien aš jums išmokysiu kelias svarbės krepšinio pamokas. Ir štaigi pirmoji pamokėlė, kad baudos metimas turi būti metamas tik tais iš kairės rankos ir niekaip kitaip. Niekaip kitaip negalime mesti baudos metimų. Na ir štaigi antroji pamoka - judėjimas. Aikštelėje krepšininkai juda dviem būdais - tai X-ais ir zigzagais. X-ais juda mažiau patyrę krepšininkai tokie kaip Gustas, Jomantas ar Mažutis, o zigzagais juda labiau patyrę ir kompetitingi krepšininkai tokie kaip aš ir kiti žinomi Lietuvos sportininkai. Stebėkite, kaip juda mano kojos. Kairė koja į priekį, dešinė atgal, judam, spyruokliuojam, stovim, nieko neveikiam, vėl stovim, nieko neveikiam, žiūrim aplinką, rodom pirštų, senelę pastatom, senelę, opa, atkovotas kamuolys, nematomas perdavimas, dar vienas fasas ir nuostabus 2 taškai. Va čia aš vadinu komandinis susižaidimas. Taip pat aikštelėje yra labai svarbi laikysena tokia kaip mano. Pečiukai atmesti, sparniukai papūsti, kad priešininkas suprastų, kas aikštelėje yra šefas. Tai tiek šiam kartui, ačiū už dėmesį.